Sveiki, noriu padaryti taip ne atsakymo į jūsų klausimą skaitimą. Kažin, ar aš priprasiu, kad nors prie tos kameros, ar kiekvieną kartą aš čia jausiuos kaip nesava ir nežinau, kažkaip labai keistai jaučiuosi ir jaudinuosi ir sunku atsipalaiduoti, kalbėti sklandžiai ir kažkaip nelengva pačioj pradžioj, bet tikiuosi gal pavyks kažkaip įsivažiuoti. Tai dabar susikaupkite, sugalvokite klausimą ir žiūrėsime, koks bus atsakymas. Taip. Ir atsakymas yra 2 monetos, nei taip, nei ne iš tikrųjų. Ir aš turiu patikslinti, kodėl yra taip. Tuoj pasižiūrėsim, kokios papildomos kortos krenta. Šį kartą kortų nerodau jums, bet būtinai pakomentuosiu. Nei taip, nei ne. Žinot, kaip aš sakyčiau, kokia čia yra situacija, kad labiau ne, iš tikrųjų atsakymas yra labiau ne. Yra vidinė kova. Jumyse yra stipri vidinė kova dėl situacijos, kurią turite galvoje. Bet vidinė kova yra bet kadangi dar iškrito 10 monetų ir 4 monetos, manau, kad tai yra žinutė, kad ne atsakymas yra geriau, neišpildymas to noro, tarkim, ar tos situacijos, kaip jūs norėtumėt, kad būtų, o galbūt jūs formulavote klausimą, kad ne yra jūsų pageidaujamas atsakymas netgi. Tai dabar situacija tokia, aptarkim, kad jūs laukite taip atsakymą. Atsakymas ne dėl jūsų vidinės kovos, kas yra kaip blokas pasiekti teigiamą rezultatą. Bet taip yra geriau būtent dėl jūsų šeimos materialinės gerovės. Nes, kaip žinote, ne visada tai, ko mes norime, yra tai, ko mums būtent reikia. Ir kartais yra geriau negauti to savo noro išpildymo, nes iš tikrųjų tai nėra tas pats geriausias variantas, kuris mums reikalingas. Nes tiesiog mes matome gana siaurai ir nematome to viso bendro plano ir kartais įsikabiname į tam tikrą dalyką tiesiog kaip norėdami valdyti situaciją, bet iš tikrųjų obsesiškai į kažką įsikabiname, bet iš šitų kortų matau, kad taip jum yra geriau. Dabar, jeigu kas laukite atsakymo ne, nes čia priklauso nuo to, kaip suformuluojat klausimą iš tikrųjų, tai atsakymas ir yra ne,
Ir tiesiog šiuo atveju aiškinčiau, kad jūsų šeima yra priežastis, nulėmė būtent tokio atsakymo gavimą, tokios situacijos išsipildymą. Nes šeima sukelia jums viduje konfliktą ir užsidarimą nuo jos. Galbūt yra susijęs klausimas kažkoks su šeima, kažkieno. Pavyzdžiui, gerai, galbūt čia nebus laukiamas atsakymas, ar išsispręs mano konfliktas, ten tarkim su tam tikrų šeimos narių, atsakymas bus ne, nes tiesiog, bet čia nėra tas variantas, kur jūs lauktumėt neatsakymo tikriausiai, nes natūralu, kad mes visi siekime to sutarimo. Tai gal pavyzdys šitas ir nėra pats tinkamiausias, galiu pabandyti pagalvoti, kokia čia dar gali būti situacija, nes priklauso nuo to, kaip formuluojam. Tai galbūt tarkim, ar aš nebesipyksiu su šeimos nariais, ar ne, galima tokį klausimą būtų suformuluoti ir atsakymas būtų ne, kad nebesipyksite. Ir tuomet šitos kortos, šita kombinacija būtų galima aiškinti, kad šeimos nariai sukuria tą jaukumo jausmą ir tiesiog jūs atsiveriate, atidarote savo širdį ir nebekovojate. Dingsta tas vidinis konfliktas, galbūt jūs pakeičiate tam tikrą požiūrį, nes iš tikrųjų dvi monetos reiškia ir susibalansavimą, tai yra pagrindinė iškritusi korta. Susibalansavimą viduje. Tai galbūt tiesiog rasite tą balansą. Ir tada atsakymas ne. Žodžiu, labai priklauso nuo klausimo ir situacija yra stipriai susijusi su materialinė situacija ir šeimos gerovė. Ir šiaip ne 3 kortos yra monetų, kas rodo būtent žemės stichiją, kas yra susijęs su materialiais ištekliais. Tai, žodžiu, rekomendacija būtų siekti balanso, nes yra 2 kortos, kurios rodo užsidarimą ir vidinę kovą. Ir pagrindinė kova 2 monetos reikalingas situacija balansas, kad situacija būtų pakreipta maksimaliai jums palankesnė linkme. Aš nesakau, kad būtinai tai bus jūsų norimo rezultato pasiekimas, nes, kaip jau minėjau, gali būti taip, kad matau ir tokią situaciją, kad ji nebūtinai išsipildys jums taip, kaip būtent jūs norite, dėl to, kad taip yra geriausia. Ne tik dėl jūsų, čia žiūrint globaliau šiek tiek, šeimos rate, ar dar netgi plačiau bendruomenės galbūt.
nes, kaip ir minėjau, mūsų tas siauras protas, jisai labai daug ko nemato ir nežino. Matom tik tai vieną puzlės detalę vietoj viso vaizdo, todėl kartais nežinome, kas mūsų laukia ir kodėl tam tikrų momentų įvyksta tai, kas įvyksta. Bet tik tai laiko perspektyvoje pamatom, kodėl, suprantam, kodėl buvo tam tikras įvykis, tarkim, ir ar buvom kažkam ruošiami, ar tiesiog reikėjo tam tikros patirties tolimesniems gyvenimo kažkokiems etapams. Tai va, tai šios dienos taip ir ne atsakymas būtų toks ir iš tikrųjų įdomiai, taip, ne vienaprasmiškai. Ir tikiuosi supratote ką aš sakiau, ką aš šnekėjau ir galbūt gavote atsakymą, kaip elgtis esamoje situacijoje, kad būtų galima kuo palankiau ją išspręsti. Tai tiek, iki kitų skaitymų.